Andrius, atvykau iš Airijos ir gyvenau 10 metų. Ir, žinau, atvykau prašiausiai sužinoti kažko naujo, sem žinių, nes ne viską galima rasti internete ir prašiausiai. Ar turi kokių sveikatos iššūkių? Galima rasti iš tikrųjų kaip ir kiekvienam, bet kažko tokio rimto, tai ne. Ar tu vartoji gyvulinės kilmės produktus? Truputį. Truputį. Labai mažai. Ar jauti skirtumą tarp to, kaip tu gyvenai anksčiau ir kaip tu keiti savo mitybos įpročius ir ką tu planuoji daryti? Tai labai jaučiasi tikrai didelis skirtumas. Ir koks skirtumas? Nežinau, yra aplinkiniai žmonės reakcija ir pats kaip jautiesi iš tikrųjų tikrai didelis. Tu galėtum patvirtinti, kad mityba tavo gyvenime ir tavo fiziniai būklai tiek psichologiniai, bet dvasiniai būklai turi įtakos. Jo, 100%. Jo. O sakyk, pati programa, kuo jinai tave patraukė? Nežinau, kažkaip iš tikrųjų, kaip ir sakiau, norėjau kažko pasisemti daugiau, nes ne viską galima rasti ir nežinau, tai vienintelė tokia programa kažkaip aš susiradau. Kaip tave tenkina, sakysim, kad ryte reikia kelti 6? Jo. Ir kaip tavo diena praeina šioje programoje? Gerai, labai iš tikrųjų nėra laisvo laiko, viskas užimta, taip suplanuota nuo iki ir gerai. Patenkina, jo. Tave tenkina? Jo, mane tenkina iš tikrųjų. Ir, kaip sako, tu gavai pakankamai informacijos ir... Taip. Iš tikrųjų, kas neaišku, dar gali paklausti ir atsakysi viskas. O kaip su maistu, su mityba? Ar tau labai keista, ar įprasta, ar tai normalu? Keista. Kas keista? Kas konkrečiai keista? Nepratęs iš tikrųjų tokių valgyti, iš žalumynų nevalgydavau, iš vis nevalgydavau. Tai gal ir dėl to dar mane patraukė iš tikrųjų programą, nes kad biškį priprast. Ir prie to, nes čia man naujiena tikrai sunku priprast, bet galima valgyti. Palyginus, kaip tu jauteisi paragavęs pačią pirmą dieną maisto ir kaip tu jautiesi į programos pabaigą, ar jauti skirtumą? Yra skirtumas, jo. Koks? Gali įvardinti? Dabar kažkaip tai ir nėra tokio poreikio ten, ar daleiskim druskai ten cukrui, kas tikrai buvo iššūkis. Jo, iššūkis man ir tikrai yra skirtumas ir dabar jau tas ir skonis atsiranda, visai kitaip. Aš žinau, kad galima pakeisti skonį visada. Ar tai labai didelis iššūkis tau? Nepasakyčiau, nes aš tikėjaus buvau pasiruošęs iš tikrųjų. Ar rekomenduotum šitą programą savo draugam, artimiesiems, ar pažįstamiems, ar tiesiog tiem, kurie ieško kažko? Jo, jeigu ieško kažko, tikrai rekomenduočiau, bet taip, kad draugam ten norėčiau, bet negaliu aš taip kišti, nes žinau reakcijas aš jau, nes visi aplinkiniai, kas supa mane, tai visi prieš ir tik tais lygiai pašaipas viską. Šiuo atveju man kyla klausimas, kaip tu planuoji visą tai tęsti, kai tu paminėjai artimųjų tokį nepalaikymą. Taip. Ką tu planuoji? Bet jie dabar vis tiek jau yra kuris laikas, jie mato, kad aš tikrai tai darau ir mažiau yra. Reiškia, tu jautiesi, kad tu eini teisingų kelių? Taip. Ir kad tau tai padeda ir tu net negalvoji sustoti? Jo, padeda ir patinka ir jautiesi geriau? Ir geriau jaučiuosi, jo. Ačiū tau labai, kad pasidalinai. Dėkui.